Troliai mumiai, baisus vidurvasaris. 10 skyrius apie generalinę repeticiją. Per Muminuko tėčio pjesės generalinę repeticiją degė visos lempos, nors iki vakaro buvo dar toli gražu. Pažadėjus nemokamus bilietus į premjerą, bebrai kitą dieną nustūmė teatrą bent jau tiek, kad kilis būtų lygiau. Bet scena vis dar buvo pakrypusi, tas pakilimas gana sunkiai įveikiamas. Priešais sceną kabojo uždanga raudona ir slėpininga, o palei ją supavosi mažytė smalsuolių valtelių flotilė. Visi laukė nuo pat saulėtekio, įsidėję pietus, nes generalinė repeticija paprastai juk ilgai užtrunka. Mama, o kas tai yra generalinė repeticija? Paklausė varganas ežiukas vienoje iš valtelių. Tai paskutinė treniruotė, kad artistai kaip reikiant įsimintų, ką turės daryti, paaiškino ežienė. Rytoj jie vaidins iš rimtųjų. Ir tada, norint pasižiūrėti, reikės mokėti. Šiandien tokiems vargšams ežiams kaip mes, viskas veltui. Tačiau artistai už uždangos net nežinojo, kas turės vykti. Muminuko tėtis sėdėjo ir vis dar rašė pjesę. Misa verkė. Bet mes sakėme, kad abi norime mirti pabaigoje, tarė Mimlos duktė. Kodėl liūtas suės tik ją? Mes sakėme, kad abi esame liūto nuotakos, ar neprisimeni? Gerai, jau gerai, nervingai suburbėjo Muminuko tėtis. Liūtas suės tave, o paskui misą. Bet netrukdyk man, aš bandau mąstyti hegzametru. O kaip dabar bus su giminystė? Susirūpinusi paklausė mama. Mimlos duktė buvo ištekėjusi už tavo pražuvėlio sūnaus, o dabar misa su juo susituokė. Ir aš esu jos mama? Ir ar Mimlos duktė netekėjusi? Nenoriu būti netekėjusi, iškart pareiškė Mimlos duktė. Jos gaus būti seseris, sušuko sutrikęs tėtis. Taigi Mimlos duktė tavo sūnaus žmona. Aš turiu galvoje mano sūnaus. Ji tavo teta iš tėvo pusės, aš turiu galvoje. Bet šitaip negalima, pasakė Holmsas. Jeigu Muminuko mama tavo žmona, tai tavo sūnaus žmona negali būti jos teta. Tuomet viską darykitės patys, supyko Muminuko tėtis. Jokios pjesės nebus. Dabar visi nurimkit, paliepė Ema nelauktai pasirodydama supratinga. Viskas bus gerai. O ir publika susirenka ne dėl to, kad ką nors suprastų. Mieloji Ema, paprašė Muminuko mama, suknelė man per siaura. Ji visą laiką skiriasi nugaroje. Ir prisimink, pasakė Ema su pilna burna smeigtukų, kad nereikia atrodyti linksmai. Kai ji įeina ir praneša, kad sūnus apnuodijo savo sielą. Ką tu, aš pasižadu atrodyti liūdna, atsakė Muminuko mama. Misa mokėsi savo vaidmenį, staiga įsviedė šalin popieriaus lapą ir sušuko. Šitas vaidmuo pernelik smagus, jis man visai netinka. Nutilk, Misa, griežtai paliepė Ema, mes pradedam. Ar apšvietimas sutvarkytas? Holmsas įjungė geltoną prožektorių. Raudona, raudona, sukliko Mimlos duktė, mano antrė raudonas. Kodėl jis visuomet sumaišo šviesas? Visi taip daro, nuramino ją Ema. Ar aktoriai pasiruošę? Aš nemoku savo vaidmens, apimtas visiškos panikos sumurmėjo tėtis, neprisimenu nei vieno žodžio. Ema patapšnojo jam per petį. Šitaip irgi turi būti, tarė ji. Viskas taip, kaip turėtų būti per generalinę repeticiją. Ji 3 kart pabeldė į scenos grindis ir visi valtelėse nurimo. Senas Emos kūnas virpėjo iš laimės, kai ji atitraukė uždangą. Generalinės repeticijos pradžią pasitiko negausių žiūrovų susižavėjimo šnabždesys. Daugumas niekomet nebuvo lankęsis teatre. Jie išvydo niūrų uolėtą kraštovaizdį, nutviekstą raudonos šviesos. Truputį į dešinę nuo spintos su veidrodžiu, kuri buvo uždengta juodu audeklu, sėdėjo Mimlos duktė, apsimovusi tiulinį sijoną ir popierinių gėlių vainiku, apsukusi plaukų kuodą.
Valandėlę jie atidžiai žvelgė į žiūrovus apačioje palei rampą, paskui skubiai ir nesidrovėdama išbeldė. Šiąnakt aš mirsiu, nors mano skaistus nekaltumas šūksnių skambių maldauja pagalbos dangaus. Jūra, pavirsk į kraują, subirėk į pelenų žemę, graži tartum pumpuras rožės, su jaunystės rasa ant kaktos, žūstu aš pakirsta žiauraus ir klastingo likimo. Staiga iš užkulisio atsklido šaižus Emos balsas. Siaubo naktis, siaubo naktis, siaubo naktis. Muminuko tėtis ėjo iš kairės, nerūpestingai apsigobęs pečius apsiaustų, atsigręžęs į publiką ir padeklamavo drebančiu balsu. Glaudus ryšiai giminystės turėjo nutrūkti ir pareigalėje apie man nedraugų nežiūrėt. Ak, nejaugi turiu aš išplėšti karūną, seseriai mano anūko dukros sūnaus. Muminuko tėtis pastebėjo, jog suklydo deklamuodamas ir pasitaisė. Ak, nejaugi turiu aš išplėšti karūną, tetai mano anūko dukros sūnaus. Muminuko mama įkišo nosį ir pakuždėjo. Ar dabar man išplėšti karūną seseriai mano marčios sūnaus žmonos? Taip, sutiko tėtis, verčiau tuos žodžius praleisiu. Įžengė žingsnį link Miumlos dukters, kuri užlindo už spintos su veidrodžiu ir ėmė deklamuoti. O suvirpėk tu nendorilę Miumla, ir paklausyk, kaip liūtas įtūžęs piktai drebina narvą ir alkanas staugia mėnulin klaikiai. Stojo ilga tyla. Alkanas staugia mėnulin klaikiai. Pakartojo tėtis garsiau. Nieko neatsitiko. Jis pasigrįžė į kairę ir paklausė. Kodėl liūtas nestaugia? Aš staugsiu tik tada, kai Holmsas iškels mėnulį, atkirto Ema. Holmsas pasirodė iš už kulisų. Misa pažadėjo padaryti mėnulį ir nepadarė, tarė jis. Gerai, skubiai pasakė tėtis, Misa gali dabar pat atlikti savo entrée, nes aš šiaip ar tai baigiau. Apsirengusi raudoną aksominę suknelę, Misa lėtai įžengė į sceną. Ilgai stovėjo užsidengusi rankomis akis ir mėgavosi, kad yra primadona. Tai buvo nuostabu. O koks džiaugsmas, sušnibždėjo muminuko mama, pamaniusi, kad Misa pamiršo tekstą. Tai dirbtinė pauzė, sušnibždė jai Misa. Ji nusviravo prie rampos ir ištiesė rankas į publiką. Kažkas spraktelėjo. Tai Holmsas paleido ventiliatorių apšvietimo patalpoje. Jie turi dulkių siurblį? Paklausė ežiukas. Tyliau, sudraudė ežienė. Misa niūriai ėmė deklamuoti. O koks džiaugsmas matyti, kaip tavoji galva į gabalus skyla. Jis smagiai žengtelėjo į priekį, suklupo ant aksominės suknelės ir nusirito per rampą žemyn tiesiai į ežiukų laivelį. Žiūrovai ėmė šaukti valio ir vėl užkėlė Misą ant scenos. Nusiraminkit, freken, tarė senyvas bebras, ir tuoj pat nukirskite jai galvą. Kam? Sutrikus paklausė Misa. Nagi jūsų sūnaus dukros tetai, padrasindamas patarė jai bebras. Jie viską supainiojo, sušnibždėjo muminuko tėtis mamai. Mieloji, eik kuo greičiau į sceną ir tu. Muminuko mama skubiai susiglostė sijonus ir truputį sumišusi, nutaisiusi malonų veidą, šmurkštelėjo ant scenos. O siaubė, paslėpk savo veidą, nes aš atnešu žinią, negandinga ir juoda kaip naktis aklina, sušuko jį linksmai. Tavo sūnus pasitelkęs apgaulį ir melą, purvu apdrapstė gražiausius tavo jausmus, siaubu. Ne, toliau. Ne taip. Siaubo naktis, siaubo naktis, siaubo naktis, tarytum maldą kartojo Ema.
Muminuko tėtis sunerimęs įsmeigė akis į mamą. Įveskite liūtą, šnipštelėjo jį paslaugiai. Įveskite liūtą, pakartojo tėtis, įveskite liūtą. Abejojančių balsų pratarė jis dar kartą, galiausiai suriko, duokit čia liūtą. Užkulisiuose pasigirdo smarkus trypimas, pagaliau liūtas pasirodė. Priekinės jo kojos buvo vienas bebras, o užpakalinės kitas. Publika staugė iš džiaugsmo. Liūtas padelsė, paskui prisiartino prie rampos ir nusilenkė, perlūždamas per pusiaują. Publika paplojo ir ėmė irtis, plaukdama namo. Bet juk dar nesibaigė, sušuko Muminuko tėtis. Mielasis, jie rytoj vėl atplauks, pasakė Muminuko mama. Ema sako, kad premjera visuomet būna gera, net jeigu generalinė repeticija truputį nepasiseka. Mat, kaip jis sako, nusiramino tėtis, o vis dėlto, kiek daug pjesės vietų juos prajuokino, pridūrė jis linksmai. O misa paėjo truputį nuošaliau, norėdama apramdyti krūtinėje spurdančią širdį. Jie plojo man, patyliukais kuždėjo jį, o kokia aš laiminga. Aš visada būsiu šitokia laiminga. 11 skyrius, kaip apgaunamas kalėjimo prižiūrėtojas. Kitą rytą buvo išsiuntinėtos afišos, visokie paukščiai skraidė apie įlanką ir mėtė teatro afišas. Ryškiaspalvės afišos, kurias buvo nupiešęs Holmsas ir Miumlos duktė, sukosi virš miško ir pakrantės, virš laukų, krito į vandenį, ant namų stogų ir į sodus. Viena afiša nupleveno virš kalėjimo ir nusileido priešais Hemulį, kuris nuduriuodamas sėdėjo atokaitoje, užsismaukęs policininko kepurę ant nosies. Jam iškart kilo įtarimas, jog tai slaptas pranešimas, kaliniams, taigi labai susijaudinęs čiupo popierių. Dabar jis turėjo nei daugiau, nei mažiau kaip 3 kalinius. Pirmas syk nuo to laiko, kai išsimokslino kalėjimo prižiūrėtojų. Jau praėjo kone 2 metai, kai jis pagaliau gavo ką saugoti, tad galima suprasti, jog savo kalinių bijojo. Matai. Žodžiu, Hemulis užsidėjo akinius ir balsiai perskaitė afišą pats savo. Premjera, skaitė jis. Liūto nuotakos arba giminystės ryšiai. Viena veiksmė drama parašyta Muminuko tėčio, veikėjai. Muminuko mama, Muminuko tėtis, Miumlos duktė, Misa ir Holmsas, choras Ema, mokestis už bilietą, bet koks valgis. Prasideda vakare saulė leidžiantis, jeigu nevėjuota ar nelyja, ir baigėsi, kai vaikam metas gulti. Spektaklis vyks Eglių įlankoje, valtis nuomoja Hemuliai. Teatro direkcija. Teatras, susimastęs pratarė Hemulis ir nusiėmė akinius. Jos uždiržusio širdies kamputėje sukirbėjo neaiškus vaikystės įspūdžių prisiminimas. Taip, tetulė sykį buvo nusivedusi į teatrą. Žiūrėjo kažką apie princesę, kuri miegojo rožių krūmuose. Tai buvo labai gražu. Ir Hemuliui patiko. Staiga jį pagavo troškimas vėl apsilankyti teatre. Bet kas tuo laiku saugos kalinius? Jis nepažinojo nė vieno nedirbančio Hemulio. Nelaimingasis kalėjimo prižiūrėtojas svarstė ir šiaip ar anaip. Jis prikišo nosį prie pat geležinio narvo stovinčio šešėlyje jam už nugaros ir pasakė. Taip norėčiau nueiti šį vakarį teatrą. Teatrą? Paklausė Muminukas ir pastatė ausis. Taip, į liūto nuotakas, paaiškino Hemulis ir įkišo afišą į narvo vidų. O nežinau, kam galėčiau pavesti jūs saugoti. Muminukas ir Freken Snork pasižiūrėjo afišą, paskui vienas į kitą. Tai tikrai kas nors apie princesės, gailiai kalbėjo toliau Hemulis. O aš jau taip seniai mačiau mažytę princesę. Tuomet, kuo būtiniausiai turi nueiti ir pasižiūrėti, pasakė Freken Snork. Argi tu neturi kokio gero giminaičio, kuris tuo tarpu mus pasaugotų? Taip, turiu pusseserę, tarė Hemulis, bet ji pernelyg gera, gali jūs išleisti. Kada mus nužudys, staiga paklausė Filifjonka.
Ak, jūsų nežudys, susigėdęs pratarė Hemulis. Jūs tupėsite narve, kol prisipažinsite, ką padarė. Tada gausite nupiešti naujus skelbimus ir parašyti draudžiamą 5000 kartų. Bet mes nekalti, prašneko Filifjonka. Taip, atkirto Hemulis. Šitą pasaką jau girdėjau, taip visi sako. Paklausyk, pratarė Muminukas, tu visą savo gyvenimą gailėsies, jeigu nenueisi į šitą teatrą. Aišku, kad ten yra princesių, liūto nuotakų. Hemulis gūžtelėjo pečiais ir atsiduso. Nebūk toks nesupratingas, ėmė įkalbinėti į Frekensnork. Atsivesk čia tą pusseserę, mes ją pasižiūrėsime. Gailestingas kalėjimo prižiūrėtojas tikrai geriau negu visai jokio. Kągi, niūriai tą pasakė Hemulis. Jis atsistojo ir nutipeno tarp krūmų. Matote, pasakė Muminukas, ar prisimenate, ką sapnavome vasarvidžio naktį? Liūtą, didžiulį liūtą, kuriam įkando į koją mažoji Miu. Bet ką jie ten namuose iškrėtė? Aš sapnavau, kad įgijau daugybę naujų giminaičių, pasakojo Filifjonka, tai būtų siaubinga, dabar, kai nutraukiau visus ryšius su senaisiais. Sugrįžo Hemulis. Jis atsivedė visai mažulytę liesutę Hemulę, kuri atrodė išsigandusi. Ar galėsi pasaugoti va šitos kalinius vietoj manęs, paklausė Hemulis. Jie kandžiojasi, sušnibždėjo mažoji Hemulė, kuri aiškiai buvo visai nenusisekusi, kaip Hemulė. Hemulis prunkštelėjo ir padavė jai narvo raktus. Žinoma, pasakė jis, perkas tave per pusiaują, krimst, čekšt, jeigu juos išleisi. O dabar einu ruoštis premjerai, likit sveiki. Kai tik jis dingo, mažoji Hemulė ėmė megzti, išgastingai žvilgčiodama į narvą. Kas tai bus? Maloniai paklausė Frekensnork. Hemulė krūptelėjo. Nežinau, sukuždėjo jį baimingai, aš visuomet jaučiuosi ramesnė, kai mezgu. Ar negalėtum numesti man puskojinių, būtų tokios mielos spalvos puskojinės, paprašė Frekensnork. Mažoji Hemulė pasižiūrėjo į mezginį ir susimastė. Ar tu neturi pažįstamos, kuriai šala kojos, paklausė Filifjonka. Taip, draugė, atsakė Hemulė. Vienai mano pažįstamai irgi šala kojos, kalbėjo toliau draugiškai Filifjonka. Mano dėdė žmonai, jį gyvena teatre ir sako, kad ten siaubingi skersvėjai. Baisu gyventi teatre. Čia irgi pučia, pasakė Muminukas. Tai mano pusbrolio sumanymas, droviai pasakė mažoji Hemulė. Jei truputį palauksite, tai aš numegsiu jum puskainės. Mes mirsime pirmiau, nei jos bus gatavos, niūriai pratarė Muminukas. Mažoji Hemulė neramiai apsidairė ir atsargiai prisiartino prie narvo. Sakykit, gal man užkabinti ant narvo apklotą? Paklausė jį. Jie patraukė pečiais ir drebėdami iš šalčio dar labiau susiglaudė. Ar jums iš tikrųjų taip šalta? Įsigandusi paklausė mažoji Hemulė. Frekensnork aidžiai sukosėjo. Gal mane išgelbėtų puodukas arbatos su serbentų sultimis, tarė jį, kas žino. Mažoji Hemulė ilgai svarstė. Ji prisispaudė mezginį prie pat nosis ir stebėlėjo į juos. Jeigu jūs mirsite, sulemeno į virpančių balsų, jeigu jūs mirsite, mano pusbrolis neteks smagumo jūs saugoti. Tai jau, tarė Filifjonka. O gal man nuimti matą jūsų puskainėms? Jie smarkiai ėmė linkčioti galvomis. Tada mažoji Hemulė atrakino narvą ir sutrikusi pasakė. Gal leisite jūs pakviesti puodelio karštos arbatos su serbentų sultimis, o puskainės gausite taip pat, kai tik bus jos gatavos. Kaip gerai, kad jūs patarėte megzti man puskainės. Tai suteikia mezgimui daugiau prasmės, jeigu jūs suprantate, ką turiu omenyje. Taigi jie nuėjo į namus pas mažąją Hemulę gerti arbatos. Ji būtinai užsispyrė prikepti daugybę paplotėlių ir tai truko taip ilgai, kad kai viskas buvo baigta, jau sutemo. Frekensnork atsistojo ir pratarė. Na, dabar mums jau metas iš tikrųjų baisingiausiai ačiū už arbatą. Iš tikrųjų liūdna, kad turiu jūs vėl pasodinti į kalėjimą, atsiprašydama tarė mažoji Hemulė ir nukabino raktą nuo vinies. Bet mes neketiname grįžti į kalėjimą, įsiterpė Muminukas. Mes manome grįžti namo į teatrą. Mažosios Hemulės akys pritvinko ašarų. Parėjęs pusbrolis baisingai nusimins, tarė jį.
Bet mes, nei krupelytės nekalti, sušuko Filifjonka. Kodėl iškart nesakėte? Su palengvėjimu? Pratarė mažoji Hemulė. Tada jums žinoma reikia eiti į teatrą, ne į kalėjimą. Bet galbūt bus geriausia, jeigu aš eisiu kartu ir savo pusbroliui viską paaiškinsiu. Tai štai, matai, kokia jinai gerutė. Iki pasimatymo. Labanakt.